Sveiki, Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Šiandien noriu parodyti, kaip galima naudotis anglų kalbos mokymosi internete sistema Link nemokamai. Čia dabar mes turime mano dukters profilį ir čia yra jos pamokos. Nemokami tie naudotojai, kurie nemoka už naudojimąsi sistema, vieną gražią dieną pamato tokį pranešimą atsidarę savo pamokas. Štai pranešimas, sakantis, kad you have reached your links limit. Vadinasi, kad mes esame išnaudoję linkų kūrimo limitą. Nemokamiems vartotojams, nemokantiems vartotojams. Ne vartotojams, nemokantiems pinigų, taip galbūt tiksliau bus. Yra leidžiama turėti 100 linkų. Ir čia siūloma, kad norint sukurti daugiau linkų, reikia pirkti mokamą akauntą. Arba narystė, kaip čia parašyta. Dabar čia yra toks normalus pranešimas, skatinantis žmonės pirkti mokamą narystę. Tačiau iš tikrųjų galima apsieiti ir be to. Jeigu jūs turit pakankamai laiko, jūs galit turėti mažiau negu 100 linkų, pašalindami esamus. Tam keliaujame į žodyną. Atsidarome linką. Anksčiau buvo galima žymėti visus, pavyzdžiui, pažymėti visus ir ištrinti. Tačiau dabar nėra tokios galimybės jau. Yra šiek tiek apsunkintas gyvenimas tiems žmonėms, kurie nemoka. Tačiau galima atsidaryti po vieną linką ir spausdami va šitą eilutę delete, juos pašalinti. Tai ir viskas. Kai mūsų linkų skaičius bus mažesnis negu 100, mes ir toliau galėsime kurti naujus linkus ir mokytis šioje sistemoje. Dabar, jeigu kam nors pasidarė įdomu, ko mokosi mano dukra, kokios kalbos jinai čia mokosi, dabar aš trumpai pademonstruosiu. Čia yra pamokėlė iš filmo ir čia galim pasižiūrėti ir pasiklausyti, kaip skiriasi šita kalba nuo tos, kurios yra mokoma mokyklose. I just don't get it. Why won't you go to the concert with me? It's just that, I really want to spend some quality time with my brother. Quality time with your brother? Okay, if you don't want to tell me, I guess there's nothing I can do except go through life wondering what I did to deserve being hurt so badly by my Just friend. stop. I just can't go, okay? Okay, that's fine. Hey, Miley. How's it going? Pretty good. Just getting some ketchup on my veggie burger. I see you like mayonnaise. Never tried that on a veggie burger. And maybe I should, but not today because I got the ketchup thing going. Tai tokia yra ta kalba. Tai ne Šekspyro kalba ir ne vadovėlinė kalba, o kalba, kurią kalba gyvi žmonės. Dėl to mes jos ir mokomės. Taigi šiam kartui tiek. Norėjau parodyti, kaip sistema Link galima naudotis nemokamai. Ir tuo pačiu parodžiau, kaip galima įsikelti savo medžiagą, pasidaryti savo pamokas iš medžiagos, kuri yra įdomi mums arba mūsų vaikams. Čia buvo Gintaras, anglų kalbos kursai.net. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto. Iki.